Kaip ančiukas muzikantas tapo futbolininku. Kas tau? Susirgai? Duok ir man pašokinėti. Prašom. Pašokinėk ir tu su mumis. Prašom. Kad aš nemoku. Tuomet pažaiskim kamuoliu. Kad jis nemoka. Kaip tai nemoka? Agi taip nemoka. Ir taip nemoka. Ir šitaip nemoka. Ir išvis niekaip nemoka. Užtat jis groja trimitu, o tu nemoki. Pamanykit tik tai, yra čia ką mokėti. Spauda ir puti. 1, 2 ir išmoksiu groti geriau už jį. O aš išmoksiu šokinėti ir žaisti futbolą. Na ir puiku. Po mėnesio ančiukų paršiukų varžybos. Tad dar pažiūrėsim, ko išmokot. Kaip tu išmoksi groti, jei klausos neturi? Aš juk nesiklausysiu, o grosiu. Pamanyk, trimitas, spauda ir puti. O čia pats žinai, ką sugebu. Sakiau, pūsk ir spausk. Laikykit, skrendu. Jis dar ir skraidyti moka. Ką man dabar daryti? Treniruotis. 2032, 2033, 2034. Mama, aš išmokau šokinėti. Krek. Persišaldysi. Be to, kam tau šokinėti? Tu puikiai groji trimitu. Mama, negi blogai būti stipriu ir vikriu. Be to, aš pažadėjau išmokti šokinėti ir žaisti futbolą. Jis pažadėjo. Jokių pažadų. Tuoj pat eik groti. Futbolininkas. O kada tu pradėsi mokytis groti trimitu? Kai ančiukas muzikantas nors kartą pataikysi kamuolį, tai ir pradėsiu. Svarbiausia treniruotis. Turim visą mėnesį. Pasiruošim. Svarbiausia treniruotis.
Tai kas, kad esame maži, sportuoti gali juk visi. O dar šiek tiek, kai paaugėsim, rekordus siekti mes pradėsim. Kiekvienas mūsų nori būti greitas ir stiprus. Tik treniruokis uoliai, rekordai tavo bus. Sportas reikalingas mažam ir dideliam. Tad bent pasimankštinti vertėtų kiekvienam. Nepamiršai, kad jau greitai varžybos su paršeliais. Nesijaudink, mes jiem parodysim. Tačiau iš pradžių, kaip ir žadėjai, turėsi pagroti trimitu. Jau išmokai? Žinoma, pamanyk, spausk ir pusk. Na ir puiku, prieš rungtynes bus tavo pasirodymas. Prieš rungtynes. Ech tu, kasgi taip spardo? Treniruotis! Šiandien ančiukų paršiukų futbolo varžybos. Prieš rungtynes koncertas. Trimitu gros ančiukas futbolininkas. Dėmesio, vietoj susirgusio futbolininko žais ančiukas muzikantas. Futbolininkas atsirado. Tikiuosi, groti trimitu nepamiršai?